Jubiliejinis mūsų epizodas 10. Tai dabar kalbame apie stogą. Stogai gali būti įvairūs. Gali būti vienašlaičiai, dvišlaičiai, trišlaičiai, keturšlaičiai ir taip toliau. Tai iš esmės dažniausiai pramoniniuose pastatuose naudojami plokštuminiai stogai. Tai yra, kai būna prilydomi stogai. Gyvenamojoje statyboje naudojami įvairaus tipo. Tai gali būti skardiniai stogai, tai kada naudojama uždengimų skarda. Iš esmės pagrindiniai stogų tipai, kurie yra, tai yra čerpinis. Tai būna molio keramikos čerpė ir betoninė čerpė. Paskui gali būti plieninė stogo danga. Tai gali būti ten irgi įvairių tipų. Classic tipo, čerpių imitacijos tipo, trapecinė skarda. Paskui gali būti šiferis. Šiuolaikinis šiferis, tai yra jisai be asbestinis, tarybų laikais naudodavo asbestinį, tai šiais laikais mes ir Lietuvoje gaminame labai puikų be asbestinį šiferį. Sekantis stogo danga gali būti bituminė danga. Bituminės čerpės, bituminės dangos. Bituminė stogo danga dažniausiai plokštiesiems stogams naudojami. Paskui būna PVC visokios dangos. Tai yra irgi naudojamos plokštiesiems stogam. Ir turbūt egzotinė pati tai stogo danga tai būna žalesis stogas, kai padengiama, kad auga žolė ant stogo. Tai čia ne šiaip savo jinai auga, o čia yra žalesis stogas. Dažniausiai pradėti nuo pradžių, tai stogo konstrukcijos tai būna medinio tipo, jeigu šlaitiniai stogai, tai galima surinkti iš atskirų elementų medinių, kalibruotos medienos, bet šiais laikais labai populiaru jau būna, kai iš gamyklų atvažiuoja surinkta stogo konstrukcija. Realiai jinai kaip lego susidėlioja, susiriša tarpusai ir viskas. Ekonomiškai tai taupo ir laiko sąnaudas, ir kainos atžvilgių jau ten gamykloje paskaičiuoja, parenka medieną optimalę jūsų stogui, tauposi tiek ir laikas, tiek ir pinigėliai. Atlikus stogo konstrukcijos įrengimą, dedama difuzinė plėvelė ir čia norėčiau atkreipti dėmesį, labai atsakingai ją rinktis. Jinai tarnauja, neleidžia, pavadinkim, kaip tarpinė tokia nuo stogo dangos, kad lašai, garai visi nukeliauja į lietvamzdį, tai ją pasirinkti atsakingai. Vienintelis yra rodiklis, tai yra gramatūra, pavadinkim, kokio tankio ta būna medžiaga. Tai rekomendacija yra rinktis kuo didesnės gramatūros. Ten, kaip pavyzdys, pigita danga būna kokia 100-120, o gera danga būna 170-200. Tai iš esmės dar būna įvairių tipų jų būna. Būna ir armuotos, kur įtempia tą difuzinę plėvelę, ant jos gali vaikščioti. Pigesnė danga, tai ne tai, kad gali vaikščioti, bet nebijo, kad užlips ir skylė pasidarys, o pigesnė, tai pasidaro skylės, prasidaro klijavimai visokie su lipniom juostelėm. Tai mano rekomendacija šitoj vietoj, konkrečiai nepataupyti, paimti gerą tą, kad ilgą amžių, jinai ilgai tarnautų tą difuzinę. Ne visiems stogo tipo stogams jinai reikalinga, bet pasitarkit su savo techninės priežiūros vadovu ir jisai pasakys, paaiškins, kurioje vietoje. Ir pas jumis projekte turėtų būti numatyta tas dalykas. Tai man asmeniškai, kiek iš savo praktikos ir kiek nuo savo svajonių namų esu statęs, tai pas mane buvo pagrinde plieninė stogo danga. Aš jos labai stipriai nebijau, kiti žmonės bijo, jinai turi minusus. Triukšmas nuo lietaus, tai taip, tas triukšmas būna, bet viskas dar priklauso, kas yra šiltinta, ar stogo šlaitai, ar perdanga, bet per gerą liūtį bildėjimas girdimas nuo plieninės stogo dangos. Jeigu jūs erzina, tas garsas toks būna, kad ir į palangę plieninė, jeigu jūs sudedat palangę, labai panašus garsas, bet man gyvena name gal 3-4 kartai į metus, tai jūs turite pasversti tas rizikas. Pas mus labai populiaru iš tikrųjų vakariniai kraštų daly, tai yra čerpė, betono, molio pagrinde, tai labai gražu, bet pati gal čerpė, kaip iš savęs jinai nieko nekainuoja labai nuo kitų, bet jos elementai, užbaigimai, galiukai visokie kainuoja ir tu kai sudedi visą kompleksą, tai čerpė kaina gaunasi šiek tiek ženklesnė. Aš neturiu nei prieš vieną stogo dangą, kaip sakoma, nusistatęs, man įdomios visos stogo dangos. Čerpė tikrai graži ta stogo danga, susideda įvairių spalvų, įvairius tokių ir klasikinių tų namų galima pamatyti. Šiaip skydiniam namam naudoja čerpės, nes kad užsikrautų svoris, stabilesnis tas namas turbūt būtų. Egzotinės, plieninės dangos dar būna ir valcuotos, nevalcuotos, tai seniem pastatam naudojamos, dar grįžtant prie plieninių dangų, tai yra raicinko tokia, kur jinai yra užpresuojama stogo danga, tai seniem pastatam jinai buvo naudojama. Šiuolaikiniai statyboje labai mažai, nebent man teko asmeniškai susidurti, kai rekonstrukciją darėm seno paveldinio pastato.
pastato. Tai dabar dar peršoksiu prie bituminių dangų, tai irgi tenka, bet nedažnai tenka pamatyti ir susidurti. Ten kita montavimo technologija, tos bituminės dangos, bet nėra. Tikrai esu matęs vienam rajone gražų amerikoniško stiliaus namą su ta danga, tai tikrai wow, įspūdingai. Ir turbūt viena iš egzotiškesnių dangų tai yra žalioji, ta pavadinkim, kaip suformuojama danga ir paskui užpilamas gruntas ir pasėjama žolė. Tokių stogų teko matyti, jie reikalauja gal didesnės priežiūros. Tai jūs turite irgi įsivertinti, nes jeigu nelaistysi ar karšta vasara, tai prasideda tada išdega ta žolė. Ir jeigu jau sėti ir daryti tokią žolę, tai turėtų būti ruloninė, nes turim vieną objektą pavyzdį, kur buvo užsiejama, tai labai ilgai, kol jinai prasimuša užaugžda, o kur šalia buvo ruloninė išvyniota danga, visai skirtingas vaizdas. Tai va, rinkite stogo dangą atsakingai ir pagal savo skonį. Tarkite su specialistais, su profesionalais ir visame kame stenkitės surinkti informaciją iš pardavėjų, bet turit suprasti, kad pardavėjai suinteresuoti parduoti jums stogo dangą, tai kiekvienas pardavėjas, kuris specializuojasi stogo dangoje, yra didelė rizika, kad siūlys savo produktą. Tai siūlyčiau pasirinkti nešališką kažkokį specialistą, kad jis jums patartų ir pasakytų. Galite ir mane kreiptis, aš jums irgi patarsiu.